ten ekrane matosi, ne, dalinuosi vadai Gabrieliui. Ok, tai semantiniai ištekliai, ne? Tai jeigu mes kalbame apie tą semantinį interoperabilumą, apie lost principus ir kaip jį konstruoti, truputėlį paliečiu tą architecture building blocks, EIROS, tą, pasakykim taip, Europos interoperabilumo referencinės architektūros modelį, kur verta pasižiūrėti architektam, galbūt net kartais teisės aktų kūrėjam, leidėjim įgyvendinčių teisės aktų žmonėms, ne? Organizacijoms, kaip dėliotis organizacinius procesus, ką reikėtų įgyvendinti ir suprasti, kaip susitarti Lietuvoje ar tarp organizacijų, kas yra elektroninė paslauga, kaip to įformintas, jau nors yra įforminta, bet kad tų praktikų pasižiūrėti yra tas modelis, ką verta pasižiūrėti. Semik ištekliai, būtent, jeigu kalbam apie tą semantinį interoperabilumą, būtent orientuojasi į tą sluoksnį, jo tinkamą, kiek įmanoma, sutartą būdą, kaip jį įgyvendinti, ne? Ir kas tai iš tikrųjų yra, tai yra daugybė praktikų vienoje vietoje koncentruota Europos komisijos užtikrinama, čia ne tai, kad Europos komisija čia viską diktuoja, bet yra daug išminties ir žinių jau sudėta, ką galima perpanaudoti tiek kuriant, mes kai kalbam, čia buvo klausimas, kas yra modelis, tiek kuriant duomenų modelius, informacijos modelius, žinių modelius, kalbant apie tą semantinį interoperabilumo įgyvendinimą, kokie konkretūs sprendimai skaitmeniniai, kaip programinis įrangos, galėtų būti perpanaudojami, žinių apsikeitimas, praktikos, įsi Europą EU, tarkime, galbūt tinklapį ne vienas bandė, ar ne, ir iš tikrųjų, verta pasižiūrėti, ne? Ir trys pagrindinės, galbūt dabar čia, Martynai, gal jeigu kiek papildytum, ar teisingai suprantu, kad ir tos semiko pagrindinės veiksmų kryptis yra sukoncentruotos į tos bazinius registrus, ar ne, viena kryptis, kita yra paslaugų katalogai, ir ta data spaces, kuri naujai atsirandanti, išaugusi tema, likti dar į galą neišsigrynusi, kaip bus įgyvendinama, bet dėl to ir daroma stipriai su semik palaikymu, kad šalis vienodai nujudėtų į tą data spaces. Ar šitoje vietoje dar kažko tai yra čia papildinti iš to semiko veiksmų Europos Sąjungos, tos bendruomenės semantinių išteklių, kaip ir kūrėjo, ar interoperabilumo kūrėjo, tiksliau sakant? Kaip suprantu, dabar pagal tą reglamentą saveikumą turėtų kaip institucija pradėti veikti. Jau nebe bendruomenė, ne? Community, ne? Bordas iš kiekvienos valstybės po kelis narius, bet dar ir turėtų europinės. Aišku, ten kuruodavo, kuruodavo Europos Sąjungos irgi dalis tų padalinių, tą semiką, šiek tiek jie yra pasiskaidę pagal kryptis, bet šiaip daugiausia, ką daro, tai vyksta ekspertų pasitarimai dėl standartų nustatymo. Ir judama, reiškia, priimami standartai, updatinami jie, ir paslavus susirinkimai vykdomi, ir išdiskutavimo, dar Academy yra tokia, reiškia, ten skilta irgi mokymus. Ir kol kas jie tokie labai jau bazinio, tokie lengvo labai lygio. Sakykime, bet idėja jų po truputį yra ir tuos jau pažangiems leisti. Jie nemokami, tik tai ties anglų kalba. Tai jeigu mokat, galima irgi pradėti sekti ir mokintis. Tai tokios gal kryptis pagrindinės. Tai čia turbūt, kad iš tos struktūrios semik, tai turbūt tas CR kaip community, kaip bendruomenė jungianti, kaip čia valstybių, turbūt pagal sritis, ar kiek įmanoma bendrai deleguotus, kaip čia žmonės atstovus, kurie kaip čia judina iniciatyvą šalių mastu, bet kad tai taptų net institucionalizuota, kaip suprantu. Tai faktas, kad tai visi įgauna didesnį pagreitį ir reguliavimą. Tai sakytum taip, grubiai sakant, iš apačios į viršų SQL nebeužteks, reikės RDF ir AULO duomenų inžinieriams, architektams, o duomenų valdymo įgaliotiniams, kad neįsigastų tų trumpinių, ar ne? Ir neįsigastų trumpinių, kas yra tas core vocabulary, ar ne?
ar control vocab, kalbant apie griežtas sąvokas, kurios ateitų iš Europos Sąjungos. Ir tai yra nuostabūs dalykai, tikrai geri dalykai, kurie sprendžia tam tikrus uždavinius dvejonės. Tai aš neįsivaizduoju, pavyzdžiui, Martynas kiek turi energijos, kai turi tam tikrus labai gilius filosofinius kaip ir klausimus atsakinėti ir tai reikalauja daug energijos. Kiekvieną sąvoką brėžti, išgryninti, kaip jokintų žodžių, išsiginčyti Europos Sąjungos mastu su Semiku ir dar čia grįžus Lietuvoje su mumis visais prasigryninti. Tai yra daug darbo, kaip žinau, sutarti, kas yra person, kas yra business, kas yra location, kas yra paslauga, kas yra viešoji paslauga. Čia ar tai skaitmenė, gal prasideda. Bet yra pradėjami dalykai. Kas būtų, jeigu nedarytume to, trumpai ir aiškiai, čia galėtų teksto paskaityti, būtų mažesnė sąveika, daugiau darbo, būtų dubliavimas, duomenų tvarkymo dubliavimas, augant duomenų kiekiams dėlėms infrastruktūros kaštai, nebijokim tos, duomenų kokybės problemos, su kuriomis turbūt daug kas dar taip susidūrėt, bet vis mažiau ir mažiau, atitikties teisinė rizika, žinoti, atleidau per savo žodyną tvarkomų duomenų, duomenų žodynų, duomenų katalogą, kur yra įdėtas atributas kodas, asmens kodas. Ir jį išlukštenti ir surasti tas vietas ir tinkamai valdyti. Būtų izoliacija tarp organizacijų ir nuo bendruomenės, nuo paslaugų gavėjų tų pačių ir inovacijos ir augimas, vėl mes užsikasam duomenų tvarkymą valdymą. Nebūtų, grubiai sakant, progreso į priekį. Esmėjai dalykai, ką čia dabar mažom raidyti ten, ką galime rasti, šešios principai ir gairės elektroninės valdžios. Core vocabularies, prie to prieisim, application profiles, prie to prieisim kaip vienas dalykas, kaip mano taikomieji profiliai. O, tai, sakysim, Europos Sąjunga, su semantinė interoperabilumu, gyvena didesniam pasaulyje. Tai šiuo atveju nemažai apibrėžė WAC, yra iš pačios, nepabijokim to, kas, sakysim, large IT vendors, ar ne? Tai jūs sakytų, prieš 30 metų ar tu mokės kos? Jo, moku. Taip kaip Oracle'as apibrėžė. Kad ten didžiąją dalimi gyventi SQL 92 standarto tada buvo, ar ne, specifikacijos ir pridėta, sakysim, pliusiukų, minusiukų, dialektą, ar ne, gal ne visi tą žinojo, ne, pasakysim. Taip, industrija diktuoja stipriai, ne, ar tiesiogiai Europos Sąjungoje, kad geriau per standartus, prie kurių prisideda kuriant, ne. Tai, sakysim, tie patys application profile, prie ko prieisim dekatas, data cataloging, ne, specifikacija, ateina iš W3C, yra application profile taikymo profilis su tam tikrais apribojimais, galbūt išpėdimais, kur labai reikėtų atsargiai žiūrėti, ar ne? Dekat, ar ne? Mes Europos Sąjungą turime Dekat AP, ar ne? Konkrečiai Lietuvoje yra paskelbtos Dekat AP LT. Ar visi žinojo, kad jau yra paskelbtas? Taip. Labai gerai. Nuostabu, kaip iš esmės. Ir tu turi tobulinimas, kad tai yra jau tavo profilio, kuris reikalingas čia, ar ne, ir paskirdimas. Plus prie to prijungti tam tikri aspektai kaip Berego, didelės vertės duomenų, HVD, taip sakau, trumpai, ne kiti dalykai. Tai Gabrielė trumpai tą parinks. Čia svarbu suvokti, kad, kaip tai Europos mastu yra tam tikri, sakysim, tas rinkinys, kuris jau diktuojamas, ištikuojamas. Šitie patys application profiles, ir tada other vocabularies and specifications, ir jeigu sakom taip, nerodant daug skaidrų, ir ne, kuo skiriasi core vocabulary nuo control vocabulary iš esmės. Kai mes kalbam apie core vocabulary, ir pagrinde, Europos Sąjungos mastu turim tokius žodynus. Ir čia yra ne kažkoks platus žodynas, bet yra koncentruotas aprašas, koncentruota specifikacija. Pavyzdžiui, čia,
kaip apibūdinti, kokio subjektą lietuviškai pasakysiu, verslininką. Jūs turite turėti kodą, pavadinimą, adresą. Adresas. Nu gerai, adresą turiu. Adresų išreikšti einam, kur šitas location, jo, vocabulary. Ir kaip tas location yra išreikštas. Tai yra geografinė lokacija, ne, yra šalis, aštų kodas galbūt, ne, ir tai yra aprašyta. Ne. Ir tai yra tie vocabularies aprašyta kaip normatyvinės specifikacijos, kaip UML klasių schemos. UML modelis, trumpai sakant, bet suprant, kad UML yra daug plačiau, šiuo atveju UML klasių modelis, UML diagrama su pagrindiniam klasėm, atributais, ryšiais, ar ne, kaip tai turėtų būti įgyvenima, kaip referencinis modelis, suprant, gali būti plėtiniai, ar ne, sutarta. Adresas yra aprašomas taip, lokacija, turi savo tos kodo nuts, ne, tos lygius, ne, ir visą kitą. Kaip asmuo yra aprašomas, ne, kur tas core person, ne. Galbūt nepapuolė, bet person, va čia šitam bendram paveikslui, ne. Vardas, pavardė, kaip jie vadinami, ar given name, ar family name, čia pat irgi tas sutarta, ne, tai yra first name, second name, ar family name, dabar net neatsimenu, reikėtų pažiūrėti žodyną man, ar ne, mintinai, kaip žmogus apibūdinamas, ar ne, kaip mes vadindami kaip architektai, kurie projektuoja lentelę, stulpelės, sakysim, pavadinimu, kaip vadinsime. Vardas, pavardė, ar, sakysim, duotas vardas, ne lietuviškai. Nu gerai, lietuviškai mes interpretuosime nesvarbu, bet svarbu, kad mes su angliška ta sąvoka, kaip čia apibrėžta, vienodai sutartume, kad prisėtume tą lietuvišką pavadinimą label, ar ne, su angliško, sakysim, žodyno to label, ar ne. Kodėl to reikia? Tam, kad, jeigu, sakysim, kažkas užklausys, sakysim, duokite apdraustųjų vardus ir pavardas su antrais vardais, ar ne, kad mes vienodus duomenys ištrauktume, paduotume kitai šaliai. Ne? Ir nepaisant to, jeigu mes turėsim lietuviškų lentelių, sakysim, stulpelių pavadinimus, skirtingi būsime lietuviški pavadinimai, bet beveik būsime susiję su to žodynu tinkamai, kad yra first name, second name, ar net family name, ar ne, tai tą patį dalyką paduosime, ko tikisi kita pusė, ne kitoje šalyje, ne, pagal vieningą žodyną, kaip jau sakom, suprojektuotas. Svarbus akcentas, kad tai yra nenatūralios kalbos žodynas, tiesiog, kas būtų žodynėlis atsiversti ir pagrindinės sąvokas, ne. O tai yra daugiau projektuotams architektams skirtas dalykas. Ne. Arba duomenų valdymo įgaliotinis turėtų jau žinot, kad yra tokie žodynai, arba matyti, kurie atsiranda, ir žinot, ar privalu taikyti, ar rekomenduojama taikyti, ar sakysim, pasirinktinai taikoma. Ne? Ir architektas turėtų jau mokėti, gebėti ir taikyti. Sakyčiau, duomenų architekto disciplina labiau netgi negu sprendimo architekto, ką jau anksčiau akcentavau. Specifikacijos. Taikymų profilių, pavyzdžiai, truputėlį, jau kalbant apie tą duomenų interoperabilumą, duomenų katalogizavimo, uždavinį DKTP, bet to duomenų, taip, išreiškimo, aprašymo specifikaciją ES mastu. Lietuvoje mes turime išplėtimą aprašymą į DKTP. Gali būti DK-tas, vadinkim taip, kaip žinote, skirtingom specialybinėm arba valdymų sritim, geo, statistikai, jeigu ten būtų. Čia truputėlį vis kyla diskusija, nežinau, kiek ir prisijungus, jeigu čia dar kam gali būti aktualu, bet vis kyla klausimų, koks čia santykis to viso dekato, sakysim, dekato grįsto žodyno, kurį tvarko VSSA su valstybės duomenų agentūra. Jie ten turi irgi detalų, mes čia galim susitvarkyti. Sakytume, gerai, tai tvarkykit, bet yra pagrindinis, sakysim, kuris yra tvarkomas pagal DKTP, o jeigu turite savo žodyną, kurį norite iš vis neapsirašykite, žiūrėkite, tai stat DKTP, kaip tie, sakysim, duomenys, išvestiniai, galbūt dažniausiai duomenys iš pirminių duomenų šaltinių, surandami, pasiekimi per DKTP.lt, pagrindą veikiantį katalogą, ar ne, kaip ten gali būti tvarkomi, ar ne, kaip kolegė paminėjo, pagal tam tikrus
duomenų algoritmus, ar ne? Sprendžiami tie klausimai. Tai galim pasižiūrėti tikrai nemažai ir atrasti. Čia kol kas, kaip sakom, sveikatam. Atrodo, sakysim, mažai, bet yra galingi dalykai. Na? Kaip sukatalogizuoti duomenis Europai, kaip sukatalogizuosim duomenis Lietuvoje. Pusę metų intensyviai dirbame jau su registrų centro komanda, ir su sodros komanda, lyg įsibėgėjom ar ne po truputėlį, kaip pradžiai kaip čia, surinkti tą praartį dirvoną, nesukatalogizuoti. Laukia 100 institucijų. Tai mes dabar darom, galbūt ieškodami kelių, kaip ir tam tikrų ir atradimų kelių, bet tikslas bus kitiem galbūt ir, kad duomenų rinkiniai patys paprastesni ir mažiau reikalus. Yra didelių institucijų tikrai, bet tikslas bus padaryti kaip planas. Paprastai, paskui žiūrėkime tą semantinį turtinimą, žiūrėkime, kaip pradžiai paprastus dalykus įgyvendinti. O vėliau sudėtingesnius. Trumpai čia, dėl semantinio style guide, semantikos inžinieriams. Tai čia dabar taip projekte dalyvaujant tie, kas kaip aprašinėja DSA ir Dekatus, jau, kaip sakyti, link to, ar ne, einam, kad semantiniais inžinieriais tampate. Nemažai tos praktikos, ką mes dabar jau kaip ir pradėję taikyti, nemažai, bet taip, tam tikrą dalim, bet tikrai dar nepilnai, jau tai, ką institucijų, kad jūs centras gauna, kad sodra gaus prašyti tvarkant duomenų rinkinius pagal Dekato, pagal DSA, kaip stengiamės, kiek manoma, pasiremti Semiko gairėmis, ar ne, kaip tą dalyką daryti. Bet čia vėlgi labai svarbus momentas. Čia yra prašyta realiai daug, ar ne? Tikrai atrodo mažai, sakysime, aprašyti Jomelo klasių diagramas, sakysime, jūsų tvarkomus su duomenis. Galima greitai, tam, kad mes galėtume užpildyti Dekato DSA, bet norim tinkamą modelį padaryti ir jį nušlifuoti, reikia laiko. Ir tai bus suprantam, tai galbūt čia toks ir kvietimas. Yra gairės, Martynai, kaip tu matytumėt, yra gairės, bet mes turime tikrai žiūrėti, taip, labai praktiškai, ko mums iš tikrųjų reikia, jeigu, sakom, taip, Jomelo rekomenduojam, neieškam kitų schemų, naudojam ar ne, kiek praktiškai yra reikalinga, kiek tuo momentu galim, žiūrėti laikė, kiek galim padaryti, nebūtinai geros versijos, judėti toliau į priekį. Toks paprastas patarimas. Čia galbūt dabar duomenų valdymo įgaliotiniams, jeigu, sakykim, kuo tai svarbu, tai čia vėl užduoti klausimą architektams, duomenų administratoriams, ar žiūrėjau, ką jau naudojama, ne? Jeigu sakytų, nuobodus darbas, neturėjau jau ką daryti, viskai tai, tai įsitraukti, sakysim, tai pasižiūrėkime, kaip Data Shape Conventions, kur čia mes sakom, paimkime duomenų rinkinį, kurį gauname, tarkime, aprašytame to duomenimis iš registrų centro apie nekilnojamą daiktą, ar ne, ir pravaliduokime gal šeklą, ar ne. Kas tai šekla, ar ne? Čia prasideda, ar ne, tam truputėlį aš negrįšiu prie tos semantics steko, ar ne. Yra daug dalykų, kur galbūt jie dar laukia mūsų, ar ne, neapibriežti. Bet tikrai yra daug ką visiems daryti. Jeigu sakytų, kad neturim ką veikti, tai tikrai yra pasižiūrėti, ką galima patobulinti ir duoti užduočių ir į karjeros planus įdėti. Jeigu sakytume taip, jeigu RDF kažkas išmoko, AO išmoko, gerai, tai kaip dabar pravaliduosim duomenų rinkinį, reikia apibrėžti, sakysim, duomenų validavimo, mašininio skaitimo būdu išreikštų duomenų validavimo taisyklės gal šeklą. Gabrielė trumpai pasakys, kas tas yra, neparodys gal gyvai. Mintis tokia, kad jeigu mes turime kažkokį tai duomenų rinkinį išreikštą RDF-o, galbūt ir aulo vidalu, mes tą rinkinį paduodam varikliukui
kuris turės savyje griežtas taisyklės, kaip duomenų rinkinio prašymas atitinka nustatytas taisyklės. Šiuo atveju, kaip duomenų rinkinys aprašytas mašininio skaitimo būdu, dekatas DSA, atitinka nustatytas duomenų modelio taisyklės, dekata PLT modelio taisyklės, kad galėtų patekti ir būtų paskelbtas į duomenų katalogą. Tai vienas iš tų. Ir tai yra apibrėžta, proceso vystymo ciklo prasme, ar standartų ir įrankių naudojimo prasme, komiko gairės. Tai čia turbūt tokia, galbūt neapkraunant žinia, kas jūsų organizacijos, jūsų komandose, kas yra jau link duomenų architekto, duomenų administratoriaus. Tikrai vertai čia, dėkui Mantas ir Martynas per susitikimus parodyti, kad vadovaukime šitą, žiūrėkime. Čia yra svarbios gairės, čia sudėta daug praktikos, daug patirties ir tą patį kaip ir journalą, kaip pritaikyti, journalas yra labai platu, kaip palengvinti darbą, supratimą duomenų modelio specifikacijos, kas tai yra, sutart, kad kiek manoma supaprastinti patį darbą, ką mes norim pasiekti. Tai turbūt čia toks esminis momentas dėl pilotų įgyvendinamų, gal čia praleisiu, ką Švaris daro dėl LDIS, o čia turbūt irgi dar praleisiu. Čia tikrai trumpas toksai ekskursas gamybai specifikacijų, ar kas yra tas, sakysim, arba semantikos inžinierių fabrikas, ar ne? Čia ištraukiu iš semiko tokia referencinė architektūra. Truputėlį to dalyko jau mes turime ir VSSA, bet turbūt pagirtina, ką Martynas, Mantas, Kęstutis, kaip čia stumė į priekį, kad tas fabrikėlis po truputėlį užsisuktų ir sakyčiau, kad galbūt tą praktiką galėtų nemaža dalim, Martynai, turbūt ar ne, kad to semantikos fabrikėlio neperduota būti ir didelėm organizacijom, ar ne, bet už to slypi, sakysim taip, nemažai daug dalykų, ne ką, sakysim taip. Jeigu konstruojate, sakysim, savo srities ontologiją, kaip tai daroma, naudojant tam tikrai kontroliuojamų žodynų, kaip Workbench, čia labai sunkiai matosi ES, mes kokį naudosime Lietuvoje, galbūt irgi liktai link to įrankio atviro kodo būtų naudojama, ar ne? Bet visa eilė to, sakysim, gamybos etapų, kuris jungia ir tas, sakysim, ontologijų panaudojimo, arba, sakysim, galbūt tas dalykas, kaip journalo klasių diagramą konvertuosime į ontologiją, kur reikia journalo klasių diagramą brėžti tam, kad galima būtų arti tos ontologijos, kurią srityje norim būti, turėtų apibrėžtą turėti, ar ne, kiek įmanoma mašininiu būdu, ir, sakysim, taip, įgalinant ir kur visą tą, sakysim, specifikacijų rinkinį ir kaip valdysim. Naudojant GitHubą, versijavimas, paskelbimas ir pateikimas, sakysim, mašininiams procesams. Įgalinti, kaip mes kalbėjom, piramidžių, sakysime, bendravimą, saveikumą. Ne tik duomenų, bet ir informacinių ir žinių modelių prasme. Dėl kontroliuojamų žodynų, nepamenu tiksliai, lyg tai buvo gal tas tikrai skaidrė, gal tai kitur. Dėl jų control vocabularies, tai tiesiog galbūt tokiusai raktažodis. Jeigu šitą paieškos žodį vestumėt į Google, tai išmestų tinklapį, kur yra ES komisijos tvarkomi kontroliuojami žodynai, ne core vocabularies, kontroliuojami žodynai, kur yra sudėtas, kiek įmanoma, visos ontologijos arba sąvokų duomenų bazės, ar net jų meta lygmenyje, ir tą patį žodį paieškos, kas yra informacinė sistema, kur jinai kaip sąvoka apibrėžiama ir naudojama ES mastu arba duomenų rinkiniuose, irgi tą galėsite rasti. Ir kas yra socialinė paslauga, tos yra sąvokų apibrėžimai,
tezauruose, žodynuose, ar ontologijose, kaip, sakysime, žinių modeliuose. Ne? Tai tą irgi galite nesunkiai rasti ir iš tikrųjų galingi mechanizmai yra įgyvendinti, užtikrinti sąvokų, kurios apibrėžtos panaudojimą. Ar konstruotumėt duomenų modelį, ar informacinės sistemos žodį galim naudoti. Nu, turbūt galim naudoti, bet kur tai prieš tai sakytume informacinė sistema, ne? Tai ten yra, arba jie yra pažiūrėjus informacinė sistema, ISO, ten kažkuris tai standartas pasako, kad yra informacinė sistema. Galbūt nereikia pažiūrėti šio atveju, kad, sakysime, valstybės informacinio išteklių valdymo įstatymai yra apibrėžta informacinė sistema. Keli šaltiniai, ne? Bet jeigu apibrėžiu sąvoką informacinė sistema, galiu pasakyti ir pagal išteklių valdymo įstatymą, ir pagal ISO, ir pagal Europos Sąjungos žodyną, tai yra ta pati sąvoka. Ir tai ontologija brėžia kaip sinonimus. Semantikos inžinierių darbas. Ne? Įdomus darbas. Taip. Gal trumpai dar akcentas dėl perinant į tavo kaip iš jau grinai duomenų valdymo temą ir link katalogizavimo, ar kaip tai turėtų būti išaiškinama, kas yra mums svarbiausia, kur mes susitelkiam pradžioje ir kodėl Registrų centras ir sodra, jeigu sakom taip, visam bendram interoperabilumo paveikslą, duomenų valdysenos, interoperabilumo platformų, duomenų valdymo sluoksnis. Plačiai paėmus valstybei svarbu žinoti, kas yra pagrindiniai duomenys, kas yra tie pagrindiniai duomenų rinkiniai, didžiausiai kūrėjai jų ir jų naudotojai, ir kurie daugiausiai naudojami kitur, ar pasidalinant, ar kitos organizacijos. Na, jeigu sakom, taip ir paprastai, iš apačios į viršų. Base registers, baziniai registrai, tai yra valstybės registrai, sričių registrai kiti, žinybiniai registrai, tiksliai, bet tai yra pagrindiniai duomenys, sakytum, valstybė, master data. Ir kalbant apie modeliai, kuriuo mes, sakysim, taip nemažai remiamės per dėliojant duomenų valdysenos modelį gyveninant duomenų katalogizavimo iniciatyvą, remiamės, kaip taip, BRAIFO, bazinių registrų interoperabilumo modeliu, kur apibrėžiamos bendrosios praktikos, kaip turėtų būti ir kas yra akcentas pagrindinių duomenų rinkinių įgyvendinimo. Ir yra įvardinti prioritetai, kas yra tie baziniai registrai, nuo ko reikėtų pradėti. Ir kalbant apie truputėlį patį dekatą, tai gal čia dar perinant į dekato paties kaip čia pristatymą, jeigu mes kalbam apie dekatą PLT, tai sakysim taip, čia turbūt nenusižengsiu Martynai ir Gabrielė pasakydamas, kad dekatą PLT yra tos toksai, truputėlį hybridas su priemaišom BREGO, Base Registers, sakysim, duomenų rinkinių prašymų, kad Base Registers, kuris pasako, kad yra baziniai registrai, kurie yra naudojami teikiant viešas paslaugas, ir yra svarbiausi dalykai, kurios paslaugas, kurias teikia organizacijos, kurios naudoja duomenis, tvarkomus bazinėse registruose, kaip tokios apibrėžtos sąvoka. Tai prijungtos į dekatą PLT BREGO tam tikros sąvokos, ką jau paminėjau, kaip išplėtimas, turbūt kaip filtras, didelės vertės duomenų, atvaizdavimas, vaizdas modelis, high value data. Tai, sakysim, yra sudėtinės dalis dekatą PLT, tokios specifikacijos metaduomenų modelio, kuris yra aprašytas metaduomenų modelis HTML skaitoma žmonėms redakcijai, išreikštas mašinų skaitimo būdu, RDF, XML, dabar labiau sakom taip, RDF kartų, ir turi savo šeklą išreikštą, šiuo atveju Lietuvoje mes turime irgi
tarkim. Ne? Čia turbūt jau tie, kas kaip kuria sprendimus, ar duomenų architektai, kurie turėtų žinoti tos faktus, turbūt jau turėtų siūlyti duomenų valdymą įgaliotiniams, kokį formatą pasirinkti. Formato pasirinkimas irgi gan svarbu, kad duomenų žodynai ar jų išraiškos mašinos skaitimo būdu, kiek man derėtų. Ne? Jeigu anksčiau būdavo populiaru XML RDF, ar ne, formatas, dabar stipriai perinam prie RDF, prie RDF turtle formatų. Tai trumpai tiek apie bazinius išteklius,